Sveiki, sveiki, jau senokai besimatėm. Norėjau įrašyti vieną iš paskutinių liudijimą, kurį aš išgyvenau apie tai, kaip Dievas parūpina, kaip vis dėlto Jisai rūpinasi ir ant kiek gera iš tikrųjų yra pasitikėti Dievu, kai tu matai, kad Jisai iš tikrųjų tavimi rūpinasi ir išpildo netgi tiesiog tavo norus. Ir įdomiausia tai, kad aš net neprašiau maldoje, tiesiog Dievas žino tavo norus, Dievas žino tavo mintis ir jeigu tau įdomu, jeigu tu domiesi gyvenimu, einant tikėjimu į Dievą, aš nekalbu apie religinės organizacijas, aš gyvenu gyvų tikėjimu, kuris realiai daro stebuklus. Tad jeigu įdomu, kviečiu paklausyti, ko aš turiu pasidalinti. Ir tai nėra iš tikrųjų labai, kaip pasakyti, labai kažkas tai, kas buvo labai man svarbu turėti iš tikrųjų, tai galima sakyti gyvenimo smulkmena arba tiesiog, žmogiškas noras, ar ne, tai liečia drabužį. Bet pats tas faktas, ant kiek Tėvas žino, ko tu nori ir kaip Jisai parūpina. Vakar su draugė mano Andželike mes užvažiavome į vieną parduotuvę. Ir tenai aš pamačiau, mano akį patraukė vienas švarkelis, atrodė kaip džinsinis ir įdomi spalva, tokia tarp mėlyno ir pilko. Ir mano akį tiesiog patraukė ir aš priėjau pažiūrėti ir pasižiūrėjom, kad kaina jinai buvo neverta, aš nematau prasmės mokėti tokių pinigų už tiesiog kažkokį švarkelį. Ne? Ir aš taip žiūrėjau į jį, galvoju, taip norėtųsi jį turėti, kaip tik vasarai, bet vis dėlto neverta. Tiesiog yra tokie dalykai, kurie turi kainą, kurios tiesiog neverta mokėti. Va, ir, pasižiūrėjom su Andželika, gerai, pakabinom atgal, it's okay, pilna tų švarkų, apseisi. Ir, prarijau tiesiog tą savo norą ir tiek. Ir po to Andželika sako, žinai ką, važiuojam, dar turim laiko ten iki vieno susitikimo ir sako, važiuojam į kitą parduotuvę, ten, kur šalia yra. Nuvažiuojam tenai ir ten bevaikštant toj parduotuvėje Andželika atneša ant pakabos šviesiai žydrą, gražų džinsinį švarkelį, irgi vasarai. Ir aš žiūriu į jį ir jisai man ant tiek patiko iš karto. Tuo, kurio prieš tai mačiau, aš dar abejau, dar žiūrėjau, noriu, nenoriu, reikia, nereikia. O šitas aš tiesiog jį pamačiau, man užsidegė akis. Ir įdomiausia, ir jis man tiko, viskas gerai. Ir ant tiek buvo įspūdinga, kad spalva jo, džinso spalva yra būtent tokia, kuri man labiausiai patinka. Ir beje, kaina to švarkelio buvo dvigubai mažesnė už tą, kurią matėm prieš tai parduotuvėje. Aš stebiuosi, ant kiek Dievas yra geras. Jisai žinojo, ko aš noriu ir jisai žinojo, kas man labiau patinka negu tas pirmasis švarkelis, ką aš mačiau. Ir jisai matė, kaip man norėtųsi turėti tokį vasarinį džinsinį švarkelį. Bet kadangi, neapsimokėjo mokėti tokių pinigų, tai jisai kaip nuvedė mus į kitą parduotuvę, kur buvo būtent švarkelis toks, koks man patinka, būtent toksai džinsas, tokia spalva ir dvigubai žemesnė kaina. Ir aš sakau, čia ne apie švarkelį eina kalba, čia kalba apie tai, kaip Dievas parūpina, kai tu iš tikrųjų gyveni tikėjimu, kai tu pasitiki Dievu, kai tu ieškai jo valios tavo gyvenime ir kaip išpildyti jo valią, Jisai tada parūpina viską, ko tau reikia, ar ne? Kaip ir Jėzus sakė, ieškokite
Dievo karalystės, o visa kita bus parūpinta. Tai yra, ką pavalgyti, kuo apsirengti, ar ne? Prisimena tą Biblijos vietą. Ir čia man antiek suteikė tokį tą vidinį džiaugsmą ir šypseną, kad net nereikia maldos, aš net neprašiau, net negalvojau apie tai. Tiesiog, buvo tai, kas man patinka. Ir Viešpats tai parūpino, kad tiesiog man suteikė tokį džiaugsmą ir labai norėjau pasidalinti su jumis tuo ir paraginti ne tai, kad tikėti, kad yra Dievas, ar nueiti į bažnyčią kartais, karts nuo karto ten pasėdėti, paklausyti, o toliau gyventi senų mąstymų ir baime ir nerimu, bet iš tikrųjų ieškoti Dievo savo kambarį ir pasitikėti juo. Pasitikėti Dievu iš tikrųjų man prireikė daug laiko, aš sakyčiau, kažkiek tai metų. Ir aš Dievą suradau ne religinėje organizacijoje, neklausant kažkieno pamokslų, bet iš tikrųjų aš suradau Dievą, kai aš pradėjau jo ieškoti. Ir apie tai toliau aš dalinsiuosi, bet tas faktas, ką aš noriu šiandieną, kuo aš noriu pasidalinti, kad gyvas tikėjimas, jisai nėra religiniai ritualai, tai nėra tiesiog, kad padarei tokį checkmark, nuėjau į bažnyčią, prieš Dievą atsiskaičiau, vadinasi gerai, o toliau aš gyvenu taip, kaip gyvenu. Gyvenimas tikėjimo iš tikrųjų yra labai labai įdomus, jis yra įspūdingas ir tokių liudijimų turiu ne vieną. Žinot, man dabar į galvą atėjo dar vienas liudijimas, panašus toksai liudijimas, kai čia kuriais nežinau kiek, prieš 7 metus ar kada čianai, prieš 7 metus man Andželika padarė tokį 40-mečio progą, padarė man dovaną kelionę į Jamaiką. Ir mano mama kaip tik atskrido tą vasarą. Ir vienu žodžiu, kol užsakinėjau kurortą tenai, paklausiau apie paplūdimį, ar yra priėjimas neįgaliojo vežimėliui. Ir man pasakė, kad priėjimas yra, bet jie neturi paplūdimio vežimėlių. Ant smėlio paprastas neįgaliojo vežimėlis, jisai negali važiuoti, nes jisai įsminga į smėlį. O tenai Karibų smėlis, tai jisai kaip baltas, kaip miltai vos ne. Ir aš, gerai galvoju, gal kažkaip tai susirasiu vežimėlį. Ir pakeliui, kol mes skridom į Jamaiką, mano vežimėlis sulūžo oro uoste. Ir aš galvoju, Dieve, kodėl tokia kelionė, kaip aš per tą didžiulį kurortą aš važinėsiu su sulaužytųjų savo vežimėliu. Ir kai tik aš pagalvojau tą mintį, man atėjo mintis, paieškok Jamaikoje kompanijos, kuri nuomoja elektrinius vežimėlius. Aš nuėjau telefonu, pradėjau ieškoti, susiradau, paskambinau ir pasirodo, pas juos yra toksai elektrinis vežimėlis, į kurį aš galėsiu savarankiškai įlipti, viskas gerai. Kai paklausiau dėl paplūdimio vežimėlio, jie pasakė, kad jį turi ir parodė man nuotrauką, bet jisai buvo antiek didelis ir tiesiog aš negalėčiau jį įlipti. Ir man iš tikrųjų buvo labai skaudu, kad aš skrendu į Karibų salą, kur ir man ranka pasiekiama ta jūra, ranka pasiekiamas tas pliažas, bet aš negaliu į jį įeiti, aš negalėsiu to pamatyti, nes nėra vežimėlio, nėra prieimo man prie jo. Ir man iš tikrųjų, paprastai, žinot, jau per tiek daug metų aš neturiu tokių minčių, kad aš turėčiau kojas. Pas mane nėra tokio dalyko. Bet tuo momentu aš iš tikrųjų pagalvojau, Dieve, kaip skaudu, kad aš neturiu kojų, kad aš skrendu į tokią fantastiško grožio vietą, salą ir aš negalėsiu pakliudyti to balto smėlio, įeiti į tą vandenį. Ir
Ir tiesiog, žinot, kaip prarijau aš tą skausmą, ir aš nesakiau nieko maldoje su Dievu, aš nesimeldžiau nei mintyse, nei kaip, aš tiesiog prarijau tą skausmą. Na ką darysi, taip jau yra. Ir aš tiesiog, mano tokia, kaip sakyti, strategija, jeigu galime tai pasakyti, kad visą laiką aš kontroliuoju, ką aš mąstau. Ir aš tiesiog perfokusavau savo mintis į tai, už ką aš esu dėkinga, kad aš turiu mamą šalia, kad mes skrendam į Karibus, būsim Jamaikoje, atostogausim, kokia nuostabi yra iš tikrųjų dovana ir kaip gera bus. Ir tiesiog aš, nustūmiau tą į šalį. Na ir jau atskridus atvykus į mūsų tą kurortą, mes sekančią dieną mes nuėjome prie baseino, pabuvom porą valandų, ten daugiau ir neįmanoma išbūt, nes Jamaikos saulė ypatingai pikta. Ir mes tiesiog praėjom, sakom, einam pasivaikščiosim po kurortą ir mes prieinam tiesiog palei tą baseiną ir kur yra gelbėtojų stotelė. Ir aš žiūriu, atsisuku į tos gelbėtojų stotelę ir žiūriu, aš negaliu patikėti savo akim. Stovi paplūdimio vežimėlis. Aš negaliu patikėti, aš prieinu prie tų gelbėtojų ir sakau, ar galit man pasakyti, ar galima jį naudoti ir kaip. Ir jie man, tie vaikinai, sako, žinot, mes niekada neturėjom tokio vežimėlio, jisai visiškai naujas, mes net nežinom, kaip jį naudoti, todėl kad kurortas tik tai vakar jį atvežė, niekada neturėjo, bet jie nupirko ir vakar jį pristatė į kurortą ir mes niekada jo nenaudojom, mes net nežinom, kaip jo naudotis. Ir žinot, ir tą akimirką aš tiesiog, man iki ašarų mane sujaudino, kaip Viešpats žinojo. Aš juk neprašiau to kurorto nupirkti ar gauti kažkaip tai tą paplūdimio vežimėlį. Bet Dievas žinojo mano širdį, jisai matė tą skausmą ir matė, kaip aš norėčiau patekti ant to balto smėlio ir nueiti į tą paplūdimį. Ir žmonių širdis yra Dievo rankose ir jisai, kur nori, pakreipia žmonių širdis. Žinot tą Biblijos vietą. Ir aš tiesiog priėmiau tai kaip Dievo dovaną, gimtadienio progą ir ant kiek gera buvo žinoti, kad mano dangiškasis Tėvas, jisai manim pasirūpina. Jisai manim rūpinasi. Lygiai taip pat tą pačią kelionę, labai mano svajonė buvo su delfinais. Susipažinti bent jau, jeigu nepaplaukite. Fiziškai negaliu plaukti. Tai nebuvo ta kaina, kurią mes galėtume mokėti. Ir, vėlgi, prarijau. Ir čia po to vieną dieną pradėjau kažkaip tai kalbėti su ta mergina, kuri pardavinėjo tos turus. Ir aš tiesiog kažkaip tai norėjau, aš mačiau, kad jai tiesiog įkvėpimo gyventi, siekti tikslų, nesustoti, kovoti už tavo ateitį, už tai, ko tu nori. Ir aš tiesiog pradėjau dalintis su jie savo istoriją, kaip mano kova už gyvenimą mane atvedė iš Lietuvos į Kaliforniją ir gyvenu visavertį gyvenimą, nežiūrint į tai, kad kažkada tai atrodė, kad tas gyvenimas visiškai sužlugo neatstatomai, kadangi netekau abiejų kojų ir ranka mano kairioji paralyžiuota. Ir aš pradėjau jai pasakoti savo istoriją ir ji liko ant tiek įkvėpta, kad ji pasakė, žinai, Inga, aš tu noriu padovanoti dovaną. Ir jinai man dovanoja, man ir Andželikai, ir mamai be abejo, laiką nueiti pas delfinus, pabūti su delfinais ir tiesiog nemokamai kaip dovana. Ir tai buvo dar viena tokia dovana ir daug tokių išgyvenimų turiu, kai Dievas tiesiog jisai pakeičia žmonių širdis, nes jisai yra galingas. Ir jisai mato tave, ir jisai žino, ko tu trokšti. Ir jis tiesiog pildo norus. Žinot, yra viena eilutė, dabar į mintį atėjo, tie, kurie turi dievo baimingumą,
Dievas pildo jų norus. Ir iš tikrųjų tai yra mano gyvenimo realybė ir ant tiek yra įspūdinga tai stebėti ir norėjau tiesiog pasidalinti su jumis, nelaikyti tai savyje, bet pasidalinti su jumis, kad paraginti ieškoti Dievo. Kai aš pradėjau gyventi tikėjimu, o tai buvo po autoavarijos. Žinot, iš tikrųjų aš Dievą pažinau, aš apie Dievą girdėjau bažnyčioje, sakykime, ar ne, girdint pamokslus, bet patį Dievą aš pažinau tik tai po autoavarijos, kai aš likau viena ir į bažnyčią nebuvo kaip nueiti, nes nebeturėjau kojų, nebegalėjau išeiti iš namų. Ir aš pati pradėjau ieškoti jo. Aš pradėjau ieškoti jo ir pradėjau tiesiog gyventi tikėjimu ir mokintis eiti į priekį tikėjimu, eiti į nežinią, tikint, kad Dievas padės. Ir kai man būdavo tokios akimirkos, kai aš nebenorėjau keltis ryte, nebenorėjau sulaukti ryto, aš tiesiog maldoje sakiau, Jėzau, aš nenoriu taip gyventi, va taip va. Aš nesuprantu, kam tu mane palikai gyvą apskritai. Ir prašiau jo pagalbos, nes aš pati negalėjau susitvarkyti su tuo beviltiškumu. Ir ryte atsikeldavau ir tiesiog manyje buvo noras keltis greičiau iš lovos, siekti savo tikslo, nes mano vizija buvo nuo pat pradžių, žinot, aš visada nuo pat pradžių, dar ligoninėje mano žandikauliai buvo surakinti vielom, kadangi jisai buvo visiškai sutrupintas, bet jau tada žinojau, kad mano gyvenimas bus gražus, mano gyvenimas bus ypatingas, nes mano gyvenimas yra Dievo rankose. Reanimacijos skyriuje aš turėjau ypatingą išgyvenimą, kurį aš pasidalinsiu kitame video, apie tai, kaip Jėzus stovėjo prieš mane, mano lovos gale, ir tai buvo įspūdingas momentas ir akimirka, nežinau kaip ir pavadinti, kuris ir pranešė mane ant rankų visus daugelį metų. Ir iki šiol aš prisimenu tą jo meilę ir tą šviesą. Ir aš tikėjau, kad mano gyvenimas, viskas bus gerai, nes Dievas yra jame. Ir aš pradėjau tiesiog mokintis, girdėti, išgirsti jį, skaitydami šventą raštą, melsdamasi ir kreipdama dėmesį, kaip po maldos keitėsi mano aplinkybės. Aš mokinausi pamatyti Dievo ranką, išgirsti, ką jisai man sako. Ir, žinot, tai buvo tikrai įdomi kelionė, kaip pats Viešpats mane mokino juo tikėti ir pasitikėti, ir jisai vedė mane. Ir galiausiai praėjus 3 metam po autoavarijos, po to, kai mane į ligoninę atvežė su nupjautom kojom, leisgyvę, kraujuojančią, visą sulaužytą, po 3 metų aš pati savarankiškai skridau į Kaliforniją ir po metų aš grįžau į Kaliforniją, nes buvau grįžus į Vilnių, ir po metų grįžau į Kaliforniją tam, kad įsikurti savo gyvenimą čia, pabandyti, nes aš neturėjau jokių garantijų. Ir per tos visus metus, netgi jeigu aš skridau į Kaliforniją neturėdama nei namų, nei darbo, nei galimybės realios dirbti, aš neturėjau nieko. Ir net neturėjau nei teisės, nei dirbti, nei gyventi Amerikoje. Ir dar būdama savo tokioj būklėj, tokioj padėty būdama, aš skridau į Ameriką
nes per pirmą kelionę aš ten pamačiau, kad ten aš galėčiau gyventi savarankišką gyvenimą dėl pritaikytos aplinkos neįgaliem ir tiesiog idealaus klimato. Ir taipogi, skaitant šventąjį raštą, viešpats prakalbo man, kad aš turiu grįžti į Kaliforniją ir ten jisai mane palaimins. Ir tiesiog neturėdama nieko, aš žengiau tą žingsnį, tikėdama, kad Dievas mane palaimins. Ir aš gyvenau viešbutyje, nes aš neturėjau kur gyventi. Bet aš tikėjau, kad viešpats turi valdžią, turi jėgą visose aplinkybėse. Žmonių širdys yra jo rankose. Ir aš tikėjau, kad jeigu jisai mane siunčia, jisai mane ir palaimins. Ir aš per visus tos metus niekada nebuvau benamė. Nebuvo taip, kad aš neturėčiau ko pavalgyti, apsirengti. Aš niekada neturėjau, kad man trūktų kažko tai. Niekada net ir nereikėjo ieškoti darbo ar ieškoti namų ir nerasti. Visą laiką viešpats parūpino viską. Dievas buvo ištikimas savo pažadui. Jis visada yra ištikimas savo žodžiu. Jeigu jisai pažada kažką, tai jisai tą padarys. Mums tik tai reikia juo pasitikėti ir žengti tą žingsnį, nes dažniausiai mes norime pirmiausia pamatyti, kad viskas yra sutvarkyta, turiu galimybę, ten žmonės manęs laukia, ten namai manęs laukia, ten turiu pažintis. Tai nėra tikėjimas Dievu, pasitikėjimas Dievu, tai yra mūsų samprotavimas apie galimybės ir mes tada pasitikim ne Dievu, bet tom esamam galimybėm, kitais žmonėm, pinigais ir dar visko kitu, mes pasitikime tuo, bet ne Dievu. Ir mane viešpats mokino būtent praktiškai, ar ne, pasitikėti juo, kai tu neturi nieko. Ir tu negali pasitikėti niekuo ir pasikliauti nieku. Tiesa, aš turėjau keletą žmonių, kurie mane mylėjo ir be abejo, nebuvo lengva. Prireikė daug darbo, atkaklumo ir padariau ir be abejo ir klaidų, kurių nereikėtų daryti. Bet, kas jų nedaro, ne? Padariau ir klaidų, už kurias man teko skaudžiai sumokėti. Bet viešpas kaip tėvas, jisai mokina savo vaiką, ar ne? Ir jis mokino lygiai taip pat mane ir po to jisai atvėrė naujas galimybės ir palaimino mano gyvenimą čia. Ir per visus metus aš mačiau jo ranką, kaip jisai mane saugojo. Nebuvo niekada, kad mane kažkas tai sužeistų, ten apvogtų, sugriautų kažką tai. Mano gyvenime visada turėjau darbą, kai Amerikoje buvo didelė ekonominė krizė 2008 metais. Aš net nepajaučiau tos krizės, jinai tarsi tas uraganas, tas tsunamis, jisai tarsi ėjo ir praėjo, ėjo viską šluodamas savo po kojom, bet mane apėjo. Aš net nepajutau, kai kiti žmonės bankrutavo, prarasdavo darbus, biznius, namus, mašinas, mum darbe kėlė algas. Aš net nepajutau. Visus šitos metus viešpas rūpinosi ir parūpindavo visko, ko reikia. Ir noriu paraginti, jeigu tu tiki Dievu, pasitikėk labiau. Ženk tą žingsnį tikėjimo, jeigu viešpas tave veda kažkur tai, nebijok žengti to žingsnio. Jeigu jisai pažada, jisai išpildys. Tiesiog nuo mūsų priklauso, ar mes jo pasitikėsime ir žengsime tą žingsnį. Todėl, kad labai daug iš tikrųjų priklauso ir nuo mūsų pačių. Tad būkite paraginti, būkite įkvėpti, padrąsinti. Aš tikiuosi, kad mano liudijimas padrąsino ir įkvėpė ir laimino jūs iki kito susitikimo. Iki.